Labą dieną. Naktis, rytas. Norim papasakot, kas yra jetlagas tikrasis. Ne tas, kurį Lietuvą atskirni 2 valandas, ten miego nenori. Nori. Vakar lūžom po 7:20 vakare vietos laiku, tai ten 6 valandas pridėkit. Jo, 7 vakaro, po 7:21 išjungiau šviesą. Neatsimenu, užsiklojau ar neužsiklojau. Atsibudau, kad vaikai rėkia, galvoju, ko čia naktį rėkia. 9 vakarą. Tai va, atsikeliam 4 ryto, susitvarkėm video failus, persikeliam čia, ką galima. Pasidomėjom draudimas, nes mūsų bagažo istorija tęsiasi, iš tikrųjų. Bagažo istorija tęsiasi, buvo ten daug visokių, kaip čia greitai. Važiuokim, čia nusipirksi ten trusikus koinės, ten po maikę, čia rytoj čia viskas bus. Pas mus trekeriai rodo, kad jie kur gulėjo, ten ir guli, net vietos nepakeitė ten tam Limos oro uoste. Ir tada žmogus supranti, kad tas posakis, kad nu va, čia tik kreditinės kortelės ten reikia ir čia viskas susitvarkysi šūdą. Esmė į kas? Tau pradeda trūkti tiesiog elementarių dalykų, kuriuos tu ten turėjai. O tai kur tas laidas? Tik įėmėm. Nu tai jo, bet jis čia nudanė. O paduok man kremuką. Tai kremukas irgi čia nudanė. O tai tada vaikštai po viešbutį, čia viešbučiai tokie, su žydiniu tiesą turi. Vaikštai po grindys, galvoju, tai pirmo tapkės. Kur? Čia modanė. Elementarių dalykų, visko trūksta, supranti, ir toks durnos jausmas apima, kad tu viską turi, visą tai susidėjai ten. Čia tik suvenyrinės parduotuvės arba koks geniškas šūdas. Jo, čia arba Gariūnų filialas, arba vietiniai ten tie tokie visokie čia jų raštais ten. Tai žodžiu, vakar buvo įsigyta maikutė ir kelnaitės apatinės. 2 maikutės. Ingutė įsigijo irgi maikutę, kelnaitės ir dar džinsus. Po to, džinsus, dar bajeris džinsus, ne vienose kelnėse visoje parduotuvėje nėra skylių sagom. Nežinau, čia religiniai reikalai. Kažkokie tai. Bet prie kasos tau prie kasos jas išpjauna. Dar va tokių niuansų pasaulyje būna. Tada reiškiasi, kas čia dar buvo įdomus tokio. Tai va, ir mes nusipirkom tos dalykus, tada suprantam, kad mums reikia, nes mūsų kuprinė, su kuriuo maitė į kalnus, mažytės, kad neštis irgi tenai, tai reikia tampytis bandūras, kurios yra cabin luggage dydžio. Tada reiškiasi, striukių jokių neturim. Čia lietus yra neprognozuojamas dalykas, mums jo nekliuvo vakar ir kaip suprantam, prognozė nerodo, bet sako, jūs turėkit. Tai vakar nusipirkom tokius plasmasinius prezervuarus nuo vandens apsisaugoti. Jisai sakė, čia one size, bet čia toks one size, kad aš atėjęs į parduotuvę jaučiuosi ne tai, kad ten šiaip kažkokiu dideliu. Ten Los Gigantės apšėjasi. Ten man moteriškė vakar nešė į persirimo kabiną, tysė, viską didžiausia, kad turi vieną maikę, tada pirkti parduotuvės. Žinokit, kad nueina tik Gariūnų 3 eilės ir randa savo vieną maikę. Va taip viskas. Žodžiu, taip ir gyvenam, jetlaginam, tai laukiu, prašvytojo už lango, eisiu, pafilmuosiu viešbutį, kamerą prisikabinsiu, ten mikrofonus, Wi-Fi'us buvo vakar. Čia Wi-Fi'us nėra, rašo enable to join. Vakar dar nuotykių kokių buvo, vakar atvažiavome viešbutį, nesiprausę parą laiko po lėktuvus prasimalę, taip norisi į tą dušą, įbėgau į dušą čia, fuk, dušo reikmenys irgi čia Madanose, pradėkime nuo to, tai muiliukas, su muiliuku fuk, viskas tvarkoja, ta prasme, mačiutė su muiliuku prausės ir mes pasiprausėm. Nusiprausiau viską, čia iššokau į šitą, supranti, į dušą, viską išlėkiau Ingutę kaip vanduo, super, viskas čia veikia, viskas nuostabu. Ir ką, 12 sėdžių serialo šitą, niuansai. Įeina Ingutė į vonę, aš čia prisidegu cigaretę, tik tai girdžiu, čia ką, čia vanduo, čia nėra, čia nieko, čia kaip čia ką, čia kur čia. Ir baigėsi vanduo, Ingutė muiluota stovi, tai turėjau pusę buteliuko vandens iš lėktuvo likusio, tai dasiplovė pričendalus, pasakykim taip. Tai va, taip ir gyvenam, išeinu aiškintis, kur čia tas vanduo, ten žiūriu Jose su Juana išrinkę vamzdį ir sako, čia biškį sugedo vanduo.
Marija su Juanu, karočią, ten remontuoja vamzdį. Jiem dzintam. Aukoja kokos lapus. Aukoja kokos lapus ir kukurūzų sėklas. Jiem ten viskas, žodžiu, nu va tai, tokie šaliai. Labai fainai. Va, ir čia tiesiog biški, vakar dar vaikščiam vakare po miestelį. Urubamba. Tai reiškiasi, jie čia prekyba ten vakare vyksta žiaurinė, tokia įdomi, gatvės ten maistukus visokius kepa, ten tepa, ten. Mes suradom fainą labai restoraną, pavalgėm, apsirijom, nes porcijų dydžių neįsivaizdavom. Labai skaniai. Labai skaniai, žiauriai, jautiena ten juolė tema. Mūsų viešbučio administratorė, matyt, yra veganė kokia nors, nes jinai tokiu tonu pasakė, sakau, kur čia pas jūs rekomenduosit pavalgyti miestelį? Nu, jeigu jūs valgote mėsą taip per dantis, tai tada dėkite ten. Sakau, mes mėsą valgom, mes ten turbūt raisim tokia čia. Tai va, tai nuėjom mėsą, tada nusipirkom šampūnų. Šiaip čia viskas yra nebrangu šitoje šalyje, viskas yra, nu, mum normalu, pigu, sakykime, netgi. Bet nuėjus nusipirk šampūnų, kuriuos tu žinai, ne kokią nors Inka šampų, Koka, Mais, o ten Panten Pro V, tai susimoki kibirą šampūną nusipirktumėm Anglijoje namuose. Kibirą, aš nemeluoju. O ten už du tokius buteliukus, vienas šampūnas, kitas kondicionierius. Va, o šiaip įdomu, viskas taip. Jeigu kas nors prisimenat 80-ųjų kaimo parduotuvės, tai čia maždaug viskas taip atrodo. Įdomu. Jinai sako, kaip jums atrodo, mūsų ta gydė mergaitė sako, kaip jums atrodo. Jinai sakė, sako, turbūt čia jums 20-30 metų atgal. Sakau, ne, 50. Nes iš tikrųjų viskas labai žavu, taip, įdomu, kitas pasaulis, tu jau kai pradedi leisti su lėktuvu, mes visi skrydžiai buvo naktiniai, išskyrus Lima Kusko buvo jau šviesų, buvo rytinis, tai tu matai tas styrančias viršukalnes, tu įpratęs, jeigu debesis, tai debesis. O čia skrendytam savo 10 km aukštį ir viršukalnėje, taip, čiut žemiau kyšo iš debesų. Ir va taip tokių ten kalnai, tokie Marso kanjonai gražūs. Alkoholio rūpušės neparduoda irgi ryte, kaip Lietuvoje. Nuo 11 iki kada? Nuo 8 iki... Nuo 11 vakaro iki 8 ryto. Neparduoda. Nu tai nuo 8 ryto iki 11 vakaro šventė, žodžiu, normaliai. Čia man buvo skanačių. Jo, o sekmadienis irgi ten kažkaip sakė trumpiau. Tai va, tai prisimokė iš lietuvių, matyt, neima gerų pavyzdžių, ima blogus. Namai, fermerių, tokius kaip važiuoja kaimai, tai pasakykim, kaimo pavadinkim, tai yra vieno aukšto pastatai, tokie pastatai tikro vieno aukšto, be jokių palėpių, be jokių ten šito, iš molis su šiaudais sumaišytas ir viskas taip sudrėbta, tai ten kažkur bus pafilmuota važiuojant iš mašinos, nes ten toks biškai bardakėlis, visi pavargę, langą atidarai, cypia, ten uždaryk, ten kažkam silpna, kažkam ten dega, kažkas nosis, lūpos, karočiui. Va, po to Inga man neleido pasidaryti ten komentuoti kažko, nes sako, dabar gydė kalba. Tai sakau, tu supranti, kad ten 2 savaitės šnekės neužsičiaupdama, kada aš spėsiu, ką nors pafilmuoti, nu žodžiu. Kažką neaiškino, rimto vairuotojų. Nerimto. Va taip, iš tikrųjų labai įdomu. Tai pirmos dienos įspūdžiai po tokie dviejopi, buvom tokie nusibaigę. Ir šiaip aukščio lyga, kol kas tokių nieko. Jo, aukščio lyga tik Rosita biškį prikabino. Ten, o man, kaip vienu momentu buvom 3-7, tai pradėjo kažkaip biškį taip galvelę spaust, bet gal ten nuo to, kad alaus negeriau 2 dienas, gal šiaip nuo kažko, gal rūkyt nerūkiau irgi, va, tai nervai nelaikė jau. Bet šiaip nesijaučia tos. Jaučiasi, jeigu ten, va, reikėjo man ten pabėgėti iki oro uosto, Šarūnas pašaukė, kad parašo reikia, tai po 10 metrų toks, atrodo, jau čia biškį pavargau. Tai va. O dabar kelsimės. Vaidot pamiegot, man malonu. O, jetlagas baigėsi. Šitą pamiegosim biškį, aš tai nemiegosiu jau, žinau. Tai eisiu ieškot pusryčiavimo, čia kažkokia, sakė, pusryčiai bus. 8, o dabar kiek? 5:30. Tai turiu laiko pafilmuoti viešbutį. Viešbutis įdomiai, vidury, nu ne vidury miesto, bet mieste, bet toksai... Žodžiu, pafilmuosiu. Vis tik tokies. Labas rytas. Linkėjimai iš Urubamba, Peru. Čia yra mūsų viešbučio namukas.
Bet numeris tik per vieną aukštą. Numerio nerodysiu, nes ten Inga dabar tvarkosi, prausiasi. Turim romantišką vietą. Nežinau, čia žaisti kortom ar čia dar ką nors daryti. Tada reiškia, čia yra pavėsinė tokia. Visur atsikeli kalnai aplinkui. O tokie vaizdeliai va. Ir šitas kompleksas tokių namukų. Pavėsinė. Paukščiai čiulba, ulba, laikrodis. Rodo, kad dabar 12 laipsnių šilumos, bet karšta su maikė. Tai čia gal dėl aukščio, gal dar kažko, tai nežinau. O taip, va, visur kalnai aplinkui. Medžiai, žolinai. Skrisim. Labas rytas, sveikinamės iš viešbučio. Jau einam sėsti į automobilį ir važiuosim į Pisak. Kažkoks archeologinis saitas. Šiandien jau visi skribeliuoti, kepuriuoti. Ranka burna, imk, ragaus, kas čia per vietinis vaisius. Ragaujam. Skūros mes nevalgėm, bet aš nežinau, ar valgomas skūra. Tai tokia kieta, ką. Jis nei obuolys, nei ananasas, nei apelsinas. Bet nesaldus. Nesaldus. Valgyk. Nenoriu. Taigi įgaidu. Bля. Mes irgi jau suvalgėm. Tipo, neturit kaip išmest? Ne. Tai įkišot. Norėtume, tai išmestume. Tai prašau, kiek padaryti. Čia išmesti, tai va, šiukšliaitės jau. Jeigu nori išmesti, jeigu tau netinka. Inga, valgysi? Ne, nenoriu. Nu, tai jau. Šiukšliaitės jeigu duodu. Eisi. Gaidieną kažkokį pakišo. Nepatiko, neskanu. Tai va, važiuosim tenai, žiūrėsim, o po 6 valandas šiandien truks mūsų ekskursija. O po ekskursijos važiuosim į Kusko pasiimti savo lagaminų. Hola. Hello, good morning. Morning. Šitam Sacred Valley jie nuiminėja 2 derlius per metus kukurūzų. Vieninteliai vietoj čia aplinkui, nes jie turi kiaurus metus vandenį, o visur kitur tik tai vieną kartą ir labai priklauso nuo lietaus, kaip gauna lietaus, kaip pasisekė kokie metai buvo. O čia amžinai tas pats oras, 20-22 laipsniai, kiaurus metus, ta pati temperatūra, niekas nesikeičia, dėl to čia viskas labai... Dėl to čia žmonės gyvena nuo neatmenamų laikų. Tai tokia čia nais vieta. Tai va, atvažiavom į miestelį, kuris garsėja jūrų kiaulytėmis. Kadangi mes žinom jūrų kiaulytės kaip naminius gyvūnėlius, tai čia gal kažką šokiruot gali, bet šiaip iš esmės jie visą laiką buvo auginami čia nais maistui. Jau virš 3000 metų. Vietinės tautos čia visur jas valgo. Tuo pačiu jas čia biškį ir garbina, nes tai yra vis tiek maisto šaltinis. O pavyzdžiui, tokia stovi čia. Jūrų kiaulytė. Čia jie jas kepa tokiuose va pečiuose ant pagalių. Va tokių va pagalių. Ir po to tiekia valgiui. Ten yra moteriškės, jeigu bus laiko, aš iki jų paeisiu. Ten yra moteriškės, kurios ten dabar vat kepa, man atrodo. O čia va. Va. So that's the guinea pig, how they eat it, how they prepare it. No, they stuff it, no, with wakatais, kind of Andean condiments, Andean herb. It make it flavored, the guinea pig. Okay. You are like a choli, for us is food. Okay, so after they prepare with cumin, garlic, no, and then after they insert one stick and then roast it over there. Okay. Well, see, do you want to take a picture? Yes.
Sadistė. Tu namie turi kiauliuką, ne? Turėjau 14 tokių. Viskas aišku, kurie dingo. Ne, nevalgiau viską. O įto. Čia tokie miesteliai, jie sako, mes čia atvažiuojam poilsiauti. Ta prasme, mūsų supratimu, ką tu čia pripoilsiausi atvažiavęs tokiam. Ten teka upė už tų namų. Laukai, kalnai. Esam 3300 metrų aukštyje. Važiuojam į tą archeological site. Ir va čia tokie vaizdeliai. Čia eukaliptai auga, apie eukaliptus yra irgi istorija, juos čia dirbtinai užkėlė, nes atvežiuos iš Australijos, nes jie greitai auga tiesus, statybinė medžiaga brangi, bet jie naikina kitus medžius, tai jau kai kuriuos reikėjo ir atkurti rūšis, kurios išnyko dėl eukaliptų. Ir čia mes jau to užkilsim iki 3,5 kokių. Čia nerealiai. Vaizdai aplinkui. Fotostopų mažai. Opa. Šalta, nes nebijom, mes lašininiai. Važiavam ir užvažiavam, o tavo keliu. Čia slėnis. 3,5 tūkstančio. Aukštis. Agua, señor, que historia ahorita amigo, lleven agua. Arriba no venden nada, lleven agua, gaseosa, agua. Ir iškart jaučiasi, kai bandai giliai įkvėpti, nelabai gaunasi. Pizda едет на комбайне, хуй на скорой помощи. Įspūdinga. Biškai sunku kvėpuot. Atrodo, kiekvieną dieną užkylam į tokį aukštį, bet kažkaip vis tiek jaučiasi. Ko nori? Lamos nori kukuotos. Kukuotos lamos. Kukuotos lamos nori. Okay, initially it's pizza. There is pizza. Okay? Pizza. Dabar keliavam pažiūrėti, kaip ten atrodo tie visi ardai iš arčiau. Bet esmė, aiškiai, žodžiu, buvo daroma, aišku, drėkinimo tikslais, kad nenubėgtų tiesiog nuo vanduo nuo kalno, bet jie taip sukurdavo dirbtinius mikroklimatus, kadangi visi augalai mėgsta skirtingą aukštį, tai jie, reiškia, įsodindavo ten vienur augalus, kurie mėgsta šaltį, kitur, kur daugiau šilumos apačioje, nes ten temperatūra pastovi. Ten teka upė. Žodžiu, taip kažkaip. Ir čia aukštai, čia biški taip padusimai tokie prasideda, bet įvarėm kokos lapų, tai nutirpama pusę žando. Bet normaliai. Užsikirėpliojom ant vieno iš tų ardų, ten vaikšto lamos. This is the terraces. Lamiukai. I don't know if I show you the Vaikštinėje, picture. ten kažkas pasiglostyt, matau, No, leidžia. we haven't. No, we didn't. We haven't seen it. Patinka So I show pasiglostyt many su people, lamom. sorry, I don't remember. Okay, this is the structure of the terraces. Okay? Drainage system. The drainage system. Well, Selenas, this is the
this is the terraces, how the people built it in the past. Okay, so this is the mountain. Okay, and they used to build platform with the stones, and then they used to insert or fill in with big stones, small stones, sand and soil. Okay, and to fertilize the soil, they used to bring the excrement of llamas and alpacas, and sometimes no, the excrement of the island from the bear. Okay, so imagine how many llamas they carry all the excrement of the bear of the islands. Okay, well, this is the drainage system that avoid the plant. But here, more than 3,000 tombs. Okay. Ten kapinės, kai kalnas Some of šlaite them tos skylės. have been destroyed in the colonial period by people who were looking for gold and silver, and also in the Republic period. Ten va. Okay, Tos but skylės now yra all this kapinės. area are protected by the government. Okay, so nobody can go there. Okay, well, now let's go. Ropi, Clumsy people, extra care. Andus maklinėja. Palipėjom aukščiau. Čia tos kapinės. Čia prasideda namukai. Biškai buvom padusę, tai sustojom paklausyti istorijų. Well, I found it. This is a picture. How must be the mummified bodies in the Temple of the Sun. Of course, this is not true. Okay, it was other kind of symbol of the Incas. Okay, again, no, this is just a reconstruction how must be the mummified bodies when Polo Delgado saw it for the first time in Cusco. Okay, so Polo Delgado took these mummified bodies and sent them to Lima. Okay, so in Lima, in Hospital San Andres, has been sold for last time. We don't know where they are. Okay, last century we make lot of excavation in that place, but we never found it. Probably already lost them. Čia užrakta kažkokia būtų. Atsargiai. Kažkokie daužydami. Duris. Now I show you the purpose of these windows. You probably saw a lot of windows like that, right? Yeah. No. So, for what? For the stuff? It's cupboards. It's a cupboard. Ancient cupboard. Okay. Well, this is the Lipti į siaurą skylę. Išvaryti moteriškį vietinę. Lipti. Siaurą skylę reikia lipti. Smagu, jauku. Sunkiai, bet pralindo. Čia mėgamasis. Čia turbūt šeimos namai. Mažos šeimos namas. Jo. Tulikas čia. Jiegi buvo turbūt mum iki tiek. Jo, jie turbūt buvo iki bambos mums. La bamba. La bamba. Rubamba. Urubamba. Tai ir dabar ne ką paaugo. Jo, jie čia neprogresavo į viršų. Va, stavai. Čia tik biškį paspartuoji ir aleliuja. Iškart dusuliai. Dusuliai. Tai va, čia yra lentynos paprasčiausias. Ten langas. Čia lentynos susidėti. Gėrimus. Sijuodant dar galima, bet tikiuosi, kad nenugriusiu.
Savo naujus namus apžiūrinėjom. Kandelebras. Šmėžiotoja man. Ieškom, kaip užlipti dar aukščiau. Tai kad ten viskas negalima, aš jau bandžiau. Ne, ten žmonės vaikščioja. Ne, tai van yra laiptai ten toli. Nes jinai sakė, kai grįšim, mes jau lipsim žemyn. Čia dar yra. O čia kutek. Čia nelabai laiptai, čia kažkokie šiaip. Ne, čia toksai. Menai. Ką ten darai? Fotkinu. Ką fotkini? Kambarukį. Kambarukį? Tai kažkoks tai. Tai kur mes čia gyvensim? Tai panašu, kad čia kiemas buvo. Čia yra jūrų kiaulyčių tvartukas, aišku, iš čia užpiltas turbūt, bet jie jas čionais augindavo maistui. Tais laikais jie, matai, netingėjo žolės atsinešti, nes dabar sakė, kad brangi mėsa, todėl kad reikia maitinti jas. Atskirai, aišku, lama išspyrė per duris. Ir viskas. O tą, supranti, reikia maitinti kasdien. Tinginiai, visi tinginiai čia. Išeinam iš jau šito saito Pisak. Buvom ten užlipę į patį viršų. Varysim dabar į vietinį turgelį pavalgyti vietinio maisto. Ir tada važiuosim į Kusko čemodaną, aš taip įsivaizduoju. Ir tada visi apsiverksim iš laimės apsikabinę savo čumodaną. Tai va, įspūdinga čia vieta buvo, iš tikrųjų, žiauriai. Ir pirmą kartą prisilietėm prie tų visų griuvėsių, ten palaipėm jais. Aišku, čia restauruotų yra tokių gabalų, bet yra ir dar originalių, kur tie akmenys sudėti. Tai, nu, toks įdomus jausmas, labai fain. O čia tas slėnis Pisak. Nu, tipo čia yra seni akmenys su tokiais tarpais, čia jau restauruota, šviežiai molio pritepta. Ant anų irgi buvo, bet ten per metus išsiplauna jisai. Tai va čia tie akmenys stovi. Ir turgelis turistiko, serpantiniko ir oranžinė skrybėlė su oranžinė kuprinė. Šuldu buldu. Jėga. Terasos, ten griuvėsis kažkoks tai yra. Terasos, mes čia sustojom ant kelio tiesiog pasifotografuoti. Tokie vaizdeliai. Tokie vaizdeliai. Čia mūsų tačka. Okay, are made by this is the green peas already dry. Okay, are made by kiwicha or amaranto. See, this is the family of the quinoa. Okay, well, and this is cañiwa, the other family of the quinoa. Okay, so then also quinoa. See, come closer. So this is quinoa, red quinoa, black quinoa, and white quinoa. So white quinoa or the quinoa has been domesticated 1,500 years before Jesus Christ from the Valley of Cusco. And the world, they just know it, so maybe 20 years ago. Okay, and this is the big corn that grow in all Sacred Valley and people export it. We tried it yesterday in that tried market. it, exactly. Okay. Well, the other famous one is the purple corn. We need to find them. Purple corn, yes.
That's the purple corn to make chicha morada. Drink. The drink. So, take a picture. Nu, žiūrėk, kokia kuskaina negra. Well, Tai šitą geriau, negra. Skanus. Vieną skanus. Jis toks porterinis biški. Bet skanus, lengvesnis už porterį. every day. Okay. Well, they have five kind of empanadas. Okay, there are 3 Empanadas. no salad, 2 sweet. All the ingredients in all the language. Okay, Inti, for example, has cheese, tomato, onion, chili pepper, rosemary, oregano. Apu has ham, cheese, oregano. Quilla, cheese, basil, tomato. The 3 of them, salad. Okay, salty. The Chascan Miski, sweet empanadas. Banana, cheese, cinnamon, raisin, clove. Miski has apple, pineapple, papaya, cinnamon, banana, honey. Okay, ¿cuál empanada está? 8. So it's 8 soles. El combo 15. Radau pietų meniu. Pietų meniu vaikšto. Čia turbūt galėjai nueiti išsirinkti kokią nori ir suvartot po to. Išsisakęs ten pečių, madam iškeps tam. Turgaus gatvė, turistinis, aišku, regionas, kainos čia tokios biškiai užlenktos. Bet pasirinkimas labai žymiai. Gracijas. Čia taip. Jo, tai va, ką norėjau pasakyti. Žodžiu, turgų tų visur yra, bet pasirinkimas būna vienam miestelį vienoks, kitam kitoks. Nes matyti skirtingi ten tie tikėjai visokie veža. Tai čia apsipirkom, nes ten, kur mes gyvenam, nei spalvų kažkaip mums pritrūko. Vienintelis oranžinis daiktas buvo Ingos skrybėlė. Mūsų miestelį, o daugiau neradom nieko. Tai va, koloninis miestas, įkurtas ispanų. Would you like some pictures or it's okay? No, it's okay. Paliko ožiuką, verkė atsistojęs vidury akį. Atvaro pas mus laukintis. Bet kas įdomu, kad čia jie ne tik fotkintis yra apsirengę su savo tais drabužiais tautiniais. Kai tu eini ten tais kitais miesteliais, tiesiog kasdieniniam gyvenime, jie irgi vaikšto apsirengę tais drabužiais įdomiai. Ten skrybelės, jos turi reikšmę, ten iš vienos genties, iš kitos, ten tos bendruomenės. Netgi yra specialios baltos skrybelės žmonėm, kurių vienas iš tėvų yra iš konkistadorų, tai yra iš ispanų, tai prasme, jie ne visai vietiniai. Ir dar apie šunis noriu papasakoti. Daug tų visų šunų, bet iš tikrųjų pasirodo, kad nei vieno čia šuns nėra benamio, jie tiesiog taip gyvena, čia yra taip priimta, jie taip laiko šunis. O to kartais ant stulpų randy ten daug skelbimų, kad dingo ir toks šuo, bet iš esmės tai viskas yra, čia tiesiog toks gyvenimo ritmas, tokia visa ta tema jų supratimo, kaip reikia auginti šunį, nes jie skaito, kad šuo namuose vienas iškart depresuot pradeda, tai jie jį paleidžia ir jisai namo vakare pareina. One of the men that make a big revolution in America, okay? 1780, we have a big revolution in Peru, okay? Tupac Amaru who was the leader on the south, okay? And Tambowaso was the leader in this area. So, after making the revolution, he died in 1780. Okay, Fernando Tambowaso. He was the cacique, the leader of the chief of this Pisac town. Nepafilmuotus, neišvažiavus. Čia gražu. Nežinau, ar kamera gali perteikti. Kamera turbūt negali perteikti 3D, taip smarkiai, kaip čia yra. Čia yra nerealu. Šita upė teka iš pietų į šiaurę ir čia yra tas Sacred Valley. Tai reiškia
Viskas čia verda aplink tą upę, visas gyvenimas verda aplink tą upę, čia visi laukai, jos visus dreikina ir čia tūkstančius metų viskas vyksta dėka tos upės, kuri čia nais yra, reiškia. Laukiam savo čemodanų oro uoste. Mačiau tenai viršui, kaip jos pravežė, ką tik rodo mums navigacija, kad jau čia juda aplinkui. Tai turėsim pagaliau savo čemodanus. Tan, tan, taran, tan, tarararararara. Merry Christmas! Va, jie mūsų pražuvėliai atveža berniuką juodais kostiumais. Mūsų pražuvėlis atavežė. Duos vieną dovanų už tai, kad buvom kantrus. Visi labai romantiškai čia kylam kažkokiom senom garsam, viskė. Mažai iš tikrųjų romantikos. Čia po tokį rajoną, kažkas kažką vyrina, laksto, šunys. Tokie kaip eilių, nežinau, kiek yra eilių, tai eilių yra tiek, kiek yra pasirinkti. Pavalgyti savo mažoje kompanijoje nesigauna, turim kompanioną. Vietinis prižiūrėtas. Družbanas. Kompanija didėja. Kompanija didėja.